Labadiena, esu gydytoja kardiologė Sigita Glaveckaitė, dirbanti Vilniaus universiteto ligoninėje, Santaros klinikose. Taip pat esu Vilniaus universiteto profesorė. Ir šiandien antroje paskaitų ciklo dalyje noriu su jumis pakalbėti apie cholesterolį, jo žalą bei būdus sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje, apie gliukozės koncentraciją kraujyje ir jos žalą, o taip pat apie padidintą kraujo spaudimą ir metodus, kaip įvertinti savo bendrąją širdies ir kraujagyslių ligų riziką. 6 taisyklė. Įsitirk cholesterolio kiekį kraujyje ir pasitark su gydytoju. Šiai dienai mes manome, kad pagrindinis aterosklerozę arba aterogenezės procesą užvedantis veiksnys yra mažo tankio lipoproteinų cholesterolis, kuris susilaiko arterijų sienelėje. Ir tai įrodyta gausiais genetiniais, stebėsenos ir intervenciniais gydymais. Tai mažo tankio lipoproteinų arba MTL cholesterolis, paprastai vadinamas bloguoju cholesteroliu. Ir santykinis širdies kraujagyslių ligų rizikos sumažėjimas yra proporcingas absoliučiam blogojo cholesterolio sumažėjimui, neatsižvelgiant į tai, koks vaistas ar vaistai buvo naudojami šiam tikslui pasiekti. Tai yra nelabai svarbu, kokiu registruotu vaistu mes sumažinam cholesterolį, bet pats jo sumažinimas jau mažina aterosklerozės išsivystymo ir progresavimo riziką. Jei paklausite, kada matuoti cholesterolį, ar asmuo turi būti pavalgęs ar nepavalgęs, iš esmės mes rekomenduojam matuoti cholesterolį, atlikti jo tyrimą asmeniui nevalgius. Tačiau po valgio cholesterolio koncentracija padidėja nedaug. Po valgio bendrasis cholesterolis padidėja maždaug vidutiniškai 0,3 milimoliais litre. Taip pat neretai susiduriam su tokia problema, kad pacientai labai nustemba, kai sužino, kad jų tikslinis MTL cholesterolis turi būti, sakykime, mažiau 1,4 milimolių litre. Tuo tarpu kai kurios laboratorijos nurodo vieną vertę tikslinę mažiau 3 milimolių litre. Kodėl taip yra? Todėl, kad cholesterolio kiekis, kurio mes kardiologai siekiame, priklauso nuo paciento rizikos. Kuo paciento širdies kraujagyslių ligų rizika yra didesnė, tuo mažesnio mes cholesterolio siekiame gydydami. Ir tai yra schema, kurią matote. Sakykime, jei pacientas yra sirgęs infarktu ar išeminiu insultu, tai mes siekiame cholesterolio, to blogojo cholesterolio koncentracijos mažiau 1,4 milimolį litre. Tačiau jeigu pacientas turi mažą širdies kraujagyslių ligų riziką, neserga jokia širdies kraujagyslių sistemos ar inkstų sistemos liga, jo tikslinis cholesterolis gali būti mažiau 3 milimolių litre. Taigi, ta tikslinė vertė, kurios mes siekime, labai priklauso nuo paciento rizikos ir jinai skirtinga. Kokia situacija Lietuvoje? Mes apie tą cholesterolį dažnai kalbame, kardiologai žiniasklaidoje akcentuojame, ar mes į jį kreipiame dėmesį ir jį gydome. Tai yra 2019 metais paskelbti Eurospire 5 tyrimo duomenys, kurie įtraukė pacientus persirgusius miokardo infarktu. Ir buvo žiūrėta, kaip skirtingose Europos šalyse pasiekiama blogojo cholesterolio tikslinė vertė. Tuomet jinai buvo ne 1,4, o mažiau 1,8 milimolių litre. Ir kurgi buvo Lietuva? Lietuva buvo paskutinė tarp visų Europos šalių. Lietuvoje tik 10% pacientų po miokardo infarkto pasiekė tikslinę blogojo cholesterolio vertę. Mes buvome paskutiniai. Tik 10%. Tuo tarpu bendrai
29% Europoje 2019 buvo pasiekę tikslinę MTL cholesterolio vertę po infarkto ir tokiose šalyse kaip Ispanija, Suomija, apie pusę pacientų po infarkto pasiekė tikslinę cholesterolio vertę. Tai yra tikrai daug rezervų Lietuvoje gydant pacientus persirgusius miokardo infarktu ir taip pat tuos, kuriems norime sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Kitas klausimas, kurio neretai sulaukiame, kardiologai, ar dietą galime sumažinti cholesterolio kiekį. Iš esmės, ta dieta, apie kurią kalbėjau, tai Viduržemio jūros dieta, yra ta dieta, kurią stengiamės jį sumažinti. Ir čia yra lentelė, kurioje nurodoma, kiek procentų galime sumažinti tam tikras cholesterolio frakcijas. Pavyzdžiui, jūs turite labai padidintą sočiųjų riebalų kiekį kraujyje, tuos vadinamus trigliceridus. Tai jeigu jūs atsisakysite alkoholio, vien alkoholio atsisakymas sumažins trigliceridų kiekį kraujyje 10% ir daugiau. Jeigu padidinsit fizinį aktyvumą, sumažinsit angliavandenių kiekį maiste, naudosite omega-3 riebiąsias rūgštis, sumažinsite mono ir disacharidų vartojimą, jūs trigliceridų kiekį kraujyje sumažinsite nuo 5 iki 10%. Taigi rezervas yra, bet jis nėra didelis. 10, truputį daugiau procentų. Jeigu kalbėsime apie mažą tankio lipoproteinų cholesterolį, kas įtakoja jį iš nevaistinių, nemedikamentinių priemonių, tai nuo 5 iki 10% jį mažina vengimas transriebalų, mažinimas sočiųjų riebalų maiste, padidinimas skaidulų vartojimo, fitosterolių vartojimas papilduose, raudonųjų ryžių ekstraktas ir sumažinimas perteklinės kūno masės. Taigi štai tokie būdai. Jeigu paklausite, kaip aš galėčiau apibendrinti tas visas nemedikamentinės priemonės, tai iš esmės yra dieta kartu su fiziniu aktyvumu efektyviausiai mažina cholesterolio kiekį. Ar galima cholesterolį sumažinti papildais? Taip pat klausimas, kurio mes neretai sulaukiame. Ir iš esmės yra fitosteroliai, tai sitosterolis, kampesterolis, tikmasterolis, kurio vartojant kasdien apie 2 gramus galima veiksmingai sumažinti trigliceridus ir tą blogąjį cholesterolį maždaug nuo 7 iki 10%. Tie fitosteroliai neturi įtakos gerajam arba didelio tankio lipoproteinų cholesteroliui ir trigliceridų koncentracijai. Kur tų fitosterolių yra? Natūraliai yra augaliniuose aliejuose, mažesniais kiekiais daržovėse, vaisiuose, šviežiuose vaisiuose, riešutuose, grūduose ir ankštiniuose augaluose. Tačiau, kaip matote, čia yra 2 gramai. Kiek maždaug suvartojame šiaurės platumose per dieną, nuo kažkur 250 mg fitosterolio, Viduržemio jūros šalyse apie 500 mg per dieną. Taigi tikrai tai didelis kiekis, 2 gramai. Ir mes neturime iki šiol įrodymų dėl teigiamo fitosterolių poveikio širdies kraujagyslių ligų rizikai. Žinom, kad kažkiek sumažina cholesterolį, tačiau ar riziką sumažina, įrodymų mes kol kas neturime. Taip pat yra tokios medžiagos kaip monakolinas ir raudonų ryžių ekstraktas. Jie veikia panašiai kaip statinai, o statinai yra vaistai mažinti cholesterolį, ten yra maži kiekiai medžiagos, savo cheminė struktūra labai panašios į statinuose esančią medžiagą. Ir tas poveikis blogajam cholesteroliui nėra didelis. Taip pat esti saugumo iššūkiai dėl įvairių priedų ir besiskiriančių veikliosios medžiagos koncentracijų. Tačiau, kai paciento rizika yra maža, širdies kraujagyslių ligų rizika maža, jo cholesterolis blogasis yra padidėjęs nedaug. Pacientas greta gyvensenos korekcijos priemonių tikrai gali vartoti
sakykime, raudonų ryžių ekstraktą. Tačiau, kai pacientui jau skambėjo bažnyčios varpai, kai jis patyrė išeminį insultą ar patyrė miokardo infarktą ir kurio tikslinis cholesterolis blogasis yra mažiau 1,4, o mūsų platumoje jis 3-4 milimoliai, tai čia tų papildų pasiekti tikslui tikrai nepakaks. Čia reikia vartoti vaistus. Taip pat yra tokios medžiagos kaip maistinės skaidulos, kurios šiek tiek mažina nuo 3 iki 5% tiek trigliceridus, tiek blogąjį cholesterolį, tačiau reikia labai didelio kiekio, 3-10 gramų, ką labai sunku per dieną ir įveikti. Sojos poveikis yra abejotinas cholesteroliui ir taip pat turim nesočiasias omega-3 riebiasias rūgštis, kurios yra efektyvios, jeigu vartojame jų nemažai, tai 2-3 gramus per parą, nes jos apie trečdalį, 30% sumažina trigliceridų kiekį kraujyje. Taigi, pacientui, kurio cholesterolį gal ir normalūs arba normalizuoti vartojant vaistą, mes neretai skiriame papildomą omega-3 tam, kad papildomai sumažinti trigliceridų kiekį kraujyje. Ir įrodyta, kad omega-3 mažina išeminių įvykių riziką. Tai apibendrinant, daugumai pacientų mes mažinam cholesterolį vaistais ir pagrindinis vaistas yra statinai, kuriuos skiriam, jeigu nepasiekiam tikslo, pridedam kitą vaistą, ezetimiba, jeigu dar nepasiekiam tikslo, dar turim dvi vaistų klases, kurios yra pakankamai brangios, tačiau, aišku, juos skiriam tam tikriem labai didelės rizikos pacientam. Pradėjus vartoti vaistą, statiną, efektas vertinamas po 6-8 savaičių. Prieš pradedant gydymą gali būti atliekami kepenų fermentų tyrimai, tai alanin transaminazė ir kreatinkinazės tyrimai. Ir praeinantis kepenų fermentų padidėjimas, nedidelis kepenų fermentų padidėjimas stebimas 2% pacientų ir paprastai sumažėja tęsiant gydymą. Kada svarstom gydymo nutraukimą? Tada, kai kepenų fermentai padidėja 3 ir daugiau kartų virš viršutinės normos ribos. Ir taip pat svarstom, jeigu pacientui atsiranda raumenų silpnumas, raumenų skausmai ir kreatinkinazė padidėja 10 ar daugiau kartų, tada taip pat svarstome statino nutraukimą. Statinai kažkiek padidina riziką sirgti cukriniu diabetu. Ta rizika nėra didelė, kažkur vidutiniškai apie 10%. Tačiau vartojant statiną taip pat reiktų atkreipti dėmesį į gliukozės koncentraciją kraujyje. Ir čia turbūt pagrindinė skaidrė, jeigu mes kalbam apie statinus ir jų naudą, paskelbta dar 2016 metais Lancet žurnale, kuri parodė, kad absoliutus didžiųjų kraujagyslinių įvykių sumažėjimas gydant statinais priklauso nuo paciento rizikos. Tai kuo didesnė paciento rizika, tuo mes labiau mažinam cholesterolį ir išvengiam pakankamai daug kardiovaskulinių įvykių. Tai čia esminė žinutė ir kol kas niekas tos naudos statinų nepaneigia ir manau, kad ateityje nepaneigs. 7 taisyklė. 7 taisyklė yra išlaikyti normalų gliukozės kiekį kraujyje. Skirtingose laboratorijose ta norma gliukozės gali skirtis. Jeigu mes paimsim Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas, tai mūsų laboratorijoje gliukozė kraujo plazmoje turėtų būti mažiau 5,6 milimolių litre nevalgius, ar glikuotas hemoglobinas mažiau 5,7% nevalgius ar po valgio. Ir ieškant cukrinio diabeto, atliekam gliukozės koncentracijos tyrimus ir ar glikuoto hemoglobino koncentraciją matuojame. Sergant cukriniu diabetu gyvensenos rekomendacijos tos pačios kaip nesergantiem ir sergant antro tipo cukriniu diabetu labai svarbu mažinti kūno masę arba bent stengtis, kad ji nedidėtų. Rekomenduojama
mažo kaloringumo dietą. Ir jeigu gydom, jau diagnozuotą cukrinį diabetą, iš esmės siekiam glikuoto hemoglobino mažiau 7%, jeigu tai yra pacientas jaunas, galim ir aktyviau gydyti, siekti mažiau 6,5%. Aštunta taisyklė labai svarbi yra išlaikyti normalų kraujo spaudimą. Padidintas kraujo spaudimas arba moksliškai vadinama hipertenzija yra viena svarbiausių keičiamų ankstyvo sergamumo ir mirtingumo priežasčių. Ir sergamumas hipertenzija didėja su amžiumi. Maždaug skaičiuojama, kad nuo 30 iki 45% suaugusiųjų asmenų serga hipertenzija. Jeigu paimsim žmonės vyresnius nei 60 metų, tai toje grupėje apie 60% turės padidintą kraujo spaudimą. Ir Europoje hipertenzija serga daugiau nei 150 milijonų asmenų ir daugiau nei 1 milijardas pasaulyje. Ir maždaug apie 10 milijonų mirčių pasaulyje kasmet siejama su padidintu kraujo spaudimu arba hipertenzija. Ir dar 2002 metais Lancet žurnale buvo paskelbta studija, kuri labai gražiai parodė, kad jeigu paimsim amžiaus grupę nuo 40 iki 69 metų, tai kiekvienas 20 mm gyvsidabrio stulpelio sistolinio kraujospūdžio padidėjimas, kas maždaug atitinka 10 mm gyvsidabrio stulpelio diastolinio kraujospūdžio padidėjimą, yra susijęs su 2 kartus didesnė mirties nuo insulto ir 2 kartus didėjančia mirties nuo išeminės širdies ligos rizika. Tai įsivaizduoja 20 mm sistolinis kraujospūdis ir 2 kartus didesnė mirties rizika nuo insulto ar nuo vainikinių arterijų ligos. Dabar kokia yra pasaulyje situacija su arterinė hipertenzija, tai visi žinom, kaip atrodo aisbergas vandenyne, tai maždaug tokia situacija ir yra. Nes tyrimai, šiuo atveju cituoju taip pat PURE analizę, kuri vadinasi taip pat kaip mano minėta mitybos analizė, tačiau ši analizė nagrinėjo arterinės hipertenzijos paplitimą. Ji buvo atlikta 17 įvairaus ekonominio lygio šalių, tiek miestuose, tiek ir kaimuose. Amžiaus grupė buvo nuo 35 iki 70 metų ir jinai parodė, kad arterinės hipertenzijos dažnis yra apie 40%. Tai iš tų visų žmonių 40 turi arterinę hipertenziją. Dabar iš tų, kuriems buvo nustatyta arterinė hipertenzija, tai padidintas kraujo spaudimas, mažiau nei pusė, 46% žinojo, kad turi padidintą kraujospūdį, kiti nežinojo, kad jį turi padidintą. Tik 40% buvo gydomi, tai tikrai mažiau nei pusė, ir tik 13% kraujospūdis buvo koreguotas. Tai yra stebimas aisbergo fenomenas. Ta, ką mes matome, ta viršūnėlė ledkalnio, yra maža dalis sergamumo arterinė hipertenzija. Po vandeniu dar daug asmenų, kuriems arterinė hipertenzija nėra diagnozuota, tuo labiau adekvačiai gydoma. Kokia situacija Lietuvoje? Mes vykdome prevencijos programą, didelės rizikos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programą ir ta situacija pastaruoju metu yra pagerėjusi, aišku, daug mes sąmoningesni, gerėjant gyvenimo kokybei. Taigi, jeigu pažiūrėsime į 1987-2007 metus, tai procentas hipertenzijos kontrolės buvo moterų tarpe iki 7%, vyrų tarpe iki 3%. Tai yra žmonės, kuriems buvo kontroliuotas pasiektos tikslinės vertės. Aš apie tikslinės vertės dar pakalbėsiu. Pradėjus prevencijos programą nuo 2009 metų, tas procentas didėjo ir jau 2017 buvo 24% ir manau, kad šiai dienai yra dar geresnis, tačiau šiuo metu atliekame skaičiavimus. Ar kraujospūdžio korekcija vaistais yra naudinga?
Be abejonės. Publikacija Lancet žurnale, o Lancet žurnalas yra toks žurnalas, kur stipriausius įrodymus turintys tyrimai yra skelbiami, parodė, kad 10 mm gyvsidabrio stulpelės sistolinio kraujosrūdžio sumažėjimas lemia reikšmingai mažesnį didžiųjų nepageidavimų kardiovaskulinių įvykių riziką. 20% ši rizika sumažėja, koronarinės širdies ligos rizika sumažėja 17%, insulto 27%, širdies nepakankamumo 28% ir mirčių dėl visų priežasčių rizika sumažėja 13%. Tai yra, įsivaizduoja, 10 mm gyvsidabrio stulpelių ir kaip mes sumažinam širdies kraujagyslių ligų riziką. Kokius mes turim, kaip apibrėžiam arterinę hipertenziją, tai jeigu jūsų kraujospūdis sistolinis yra mažiau 120, diastolinis, tai yra apatinis mažiau 80, tai yra optimalus kraujo spaudimas. Jeigu sistolinis nuo 120 iki 129, diastolinis nuo 80 iki 84, tai normalus kraujo spaudimas. Tai ką tuo atveju daryti? Puiku, taip ir toliau gyventi. Jeigu sistolinis kraujospūdis yra nuo 130 iki 139, diastolinis nuo 85 iki 89, tai padidėjęs normalus kraujospūdis ir rekomenduojama pamatuoti dažniau ir kreiptis bent jau į šeimos gydytoją. Jeigu gydytojo kabinete išmatuojame sistolinį kraujospūdį nuo 140 iki 159, diastolinį nuo 90 iki 99, tai yra pirmo laipsnio kraujospūdžio padidėjimas arba pirmo laipsnio hipertenzija ir mes tokius pacientus gydome vaistais. Padidintą normalų kraujospūdį taip pat galim pradėti gydyti vaistais tam tikrose pacientų grupėse, pavyzdžiui, turintiems labai didelę rizika pacientams, tai yra persirgusiems miokardo infarktu arba turintiems vainikinių arterijų ligą. Jeigu išmatuotas gydytojo kabinete sistolinis kraujospūdis yra nuo 160 iki 179 ir ar diastolinis nuo 100 iki 109, tai yra antro laipsnio hipertenzija, visada gydoma vaistais. Jei sistolinis yra 180 ar daugiau ir arba diastolinis 110 ir daugiau, tai yra trečio laipsnio hipertenzija. Ir dar turime tokią izoliuotą sistolinę hipertenziją, kai padidintas tik sistolinis kraujospūdis, tik tas pirmasis rodmuo. Tai kai pirmasis rodmuo yra 140 ar daugiau, tačiau diastolinis arba apatinis kraujospūdis yra mažiau 90, tada yra izoliuota sistolinė hipertenzija, kuri taip pat gydoma ir tai dažniausiai vyresnio amžiaus žmonių problema. Labai svarbu taisyklingai išmatuoti kraujo spaudimą, kaip jį išmatuoti, tai visada galima rasti daug rekomendacijų, bet iš esmės rekomendacijos bendrosios yra tokios, kad turime pasiruošti kraujospūdžio matavimui, tai bent 30 minučių iki matavimo nerūkyti, negerti kavos, nevalgyti, vengti maždaug irgi 30 minučių iki matavimo fizinio krūvio, pasirinkti ramią aplinką, matavimo metu ir prieš matavimą nekalbėti, pasirinkti komfortišką kambario temperatūrą, prieš matavimą pasėdėti 3-5 minutės, pabandyti nusiraminti ir atsisėdus pasidėti ranką, kurioje matuosite kraujospūdį. Paprastai, jeigu dešiniarankis matuojate dešinėje, kairiarankis kairėje, galima išmatuoti abiejose rankose ir ateityje matuoti toje rankoje, kur kraujospūdis didesnis. Matuojant naudojama žasto manžetės, riešo manžečių nerekomenduojame dėl tikslumo sumetimų, tačiau jeigu pacientas yra labai nutukęs ir negalima parinkti žasto manžetės, tada galima naudoti riešinį matuoklį. Ranka laisvai padedama, manžetė turi būti širdies lygyje, laisvai atsirėmęs asmuo turi į kėdės
atlošą, nekryžiavęs kojų ir matuojama bent 2 kartus. Minutės intervalu, 2 kartus, užrašomas vidurkis ir rekomenduojama matuoti ryte ir vakare. Ryte atsikėlus prieš valgį, prieš vaistų vartojimą ir vakare prieš einant miegoti. Ir tokie matavimai, kurie atliekami namuose, yra nepaprastai svarbus gydytojui gydant arterinę hipertenziją. Tai yra, pacientas įsimatuoja namie, nuo 4 iki 7 dienų atneša tos matavimus ir tada gydytojas supranta, ką jam daryti. Ar jis turi mažinti vaistų kiekį, ar didinti, kada didinti, ar vakare daugiau vaistų skirti, ar ryte, priklausomai nuo to, kokios yra kraujospūdžio matavimo vertės. Tai vienas būdas yra namie kraujospūdį matuoti. Ir taip pat labai svarbu, kad namie matuojant kraujospūdį, ta norma, viršutinė normos riba yra kitokia. Gydytojo kabinete yra 140 ir 90. Jeigu matuojate namie, sistolinis kraujospūdis normaliu laikomas iki 135, įtraukiant ir 135, diastolinis iki 85, įtraukiant 85. Tai yra, namie matuojant vertės normaliais yra 5 mm gyvsidabrio stulpelio mažesnės. Taigi, gydytojo kabinete matuojamas kraujospūdis namie, ką mes labai skatinam. Ir trečias būdas yra ambulatorinis kraujospūdžio monitoravimas, kai yra visai parai uždedama manžetė, ant diržo pritvirtinamas su baterija aparatukas, kuris tam tikrais intervalais matuoja kraujospūdį ir dieną, ir naktį. Ir tai yra vienintelis būdas, kai mes turime informaciją apie naktinį kraujospūdį. Ir čia dienos normalus kraujospūdžio ribos yra tos pačios, kaip matuojant namų sąlygomis, tačiau nakties kraujospūdis turi būti iki 120, įtraukiant 120 sistolinis, diastolinis iki 70, įtraukiant ir 70. Tai yra, čia nuo normalios vertės dar šiek tiek skiriasi. Gerai, įsimatavote kraujospūdį, jis yra optimalus, mažiau 120 ir 80, ką daryti? Nieko, puiku, jūsų kraujospūdis normalus. Kitą kartą rekomenduojama pamatuoti kraujospūdį po kokių 5 metų. Jeigu jūsų kraujospūdis normalus, tai sistolinis nuo 120 iki 129, diastolinis nuo 80 iki 84, rekomenduojama pamatuoti kraujospūdį po 3 metų. Vėl prisiminti, kad galbūt reikia atkreipti dėmesį arba, aišku, jaučiant simptomus su tuo susijusius. Jeigu turite aukštą normalų kraujospūdį nuo 130 iki 139 sistolinį ir ar nuo 85 iki 89 diastolinį, tai čia jau mes paprastai atliekame ir papildomus tyrimus. Tai yra, paprašome paciento pasimatuoti kraujospūdį namie arba atliekama paros kraujospūdžio monitoravimą. Ir jeigu nustatome, kad vis tik namie tas kraujospūdis yra normalus, rekomenduojame kitą kartą pasimatuoti kraujospūdį po 1 metų. Ir aišku, jeigu gydytojo kabinete kraujospūdis 140 ar daugiau, diastolinis 90 ar daugiau ir ar, tai jau čia yra arterinė hipertenzija. Daugumai pacientų pradedam gydymą ir toliau prašome labai klausyti, ką šeimos gydytojas ar kardiologas rekomenduoja. Dabar kokios siektinos kraujospūdžio vertės gydant, tai jeigu mes kalbam apie sistolinį kraujospūdį, šiai dienai yra rekomenduojama, jeigu pacientas yra iki 69 metų, siekti nuo 120 iki 130. Tai jis turėtų būti mažiau 130 mm gyvsidabrio stulpelio, bet ne mažiau 120. Jeigu pacientas yra vyresnis, 70 ar daugiau metų, sistolinis kraujospūdis gali būti tarp 130 ir 140. Jeigu pacientas yra senyvo amžiaus virš 80 metų, mes galime, priklausomai nuo to, kaip jis toleruoja mažesnį kraujospūdį, jį palikti net apie 150 mm gyvsidabrio stulpelio. Bet visiems iki 70 metų yra nuo 120 iki 130, o diastolinis mažiau 80.
Toks yra tikslas gydant. Dabar dar vienas dalykas, kad yra sukurta Europos kardiologų draugijos pakankamai daug skaičiuoklių, jos vadinamos HeartScore, kurias naudojant galima patiems įvertinti savo riziką ir skaidrėje matysite svetainėje, kurią galima nuėjus pasimatuoti savo riziką. Ir taip pat matysite, kad Lietuva yra Europos kontekste nuspalvinta raudonai. Ką tai reiškia? Kad visos šalys Europos yra suskirstytos į tam tikras kategorijas pagal tai, kiek to šalies gyventojai miršta nuo širdies kraujagyslių ligų. Taigi Lietuva priklauso labai didelės rizikos kategorijai. Tuo tarpu tokios šalis kaip Prancūzija jau minėta, ar Ispanija, ar Jungtinė karalystė priklauso mažos rizikos šalims, taip pat ir Norvegija. Taigi skaičiuoklę reikia naudoti skirtą labai aukštos rizikos šalims. Ir ten atsidarę rasite, kad jūs galite suvesti savo amžių, tai yra gimimo metus, mėnesį, lytį, sistolinį, tai viršutinį kraujo spaudimą, bendrą cholesterolį, blogąjį, gerąjį cholesterolį ir tai, ar rūkote ar ne. Ir programėlė paskaičiuos jūsų riziką. Ką tai reiškia rizika? Tai yra rizika patirti mirtiną ir nemirtiną širdies kraujagyslių įvykį per ateinančius 10 metų. Ir pateiks rekomendacijas, kol kas ne lietuvių, anglų kalba, ką daryti, kad tą riziką sumažinti. Ir turbūt esminė skaidrė, kurią mėgstu parodyti, skaitydama panašias paskaitas, tai yra mama prie dviračio su dviratininkės šalmu ir mergaitė šalia su dviračiu, taip pat su šalmu apsaugančiu smegenis kritimo atveju. Tai kas yra prevencija? Prevencija yra tas šalmas, kurį mes visi galime užsidėti, kad apsisaugotumėm nuo širdies kraujagyslių ligų, kad susirgtumėm jomis vėliau arba nesusirgtumėm. Taigi prevencija yra tas šalmas, nes važiuodami dviračiu mes susidedam šalmą, kad neįvyktų kritimo atveju smegenų trauma. Tai šiuo atveju tai taip pat toks pats šalmas. Ir čia matote kontaktus, taip pat svetainė, į kurią galite nueiti ir rasti daugiau informacijos apie širdies kraujagyslių ligų prevenciją. Tai yra Lietuvos širdies asociacijos svetainė, kur tikrai daug informacijos šią temą. Tai ačiū labai už dėmesį ir linkiu sveikai gyventi.